sulla quale Sant'Antonio professava un amore speciale. Oggi ricordiamo Maria nel suo cuore immacolato, unito in modo particolare al Sacro Cuore del suo Figlio Gesù, la cui festa è stata celebrata ieri. In tutto celebriamo e abbiamo celebrato l'amore di Dio verso di noi, amore che si dona in un modo generoso e totalmente gratuito. Šis šeštadienis yra pašvestas mūsų Dievo motinai Marijai, kurią šventasis Antanas nepaprastai mylėjo. Šiandien prisimename mergelės Marijos nekaltai prabėgusios širdį, kuri ypatingų būdų vienijasi su švenčiausiai Jėzaus, Dievo Sūnaus širdimi, kurios šventę kaip tik vakar šventėme. O visą tai reiškia, kad švenčiame Dievo meilę mums. Meilę, kuri dovanoja save dosniai ir visiškai dykai. Permettetemi raccontare una piccola storia. Un giorno un uomo è arrivato a una città per la prima volta. Nella piazza principale avevano aperto un nuovo negozio. Il cartello diceva doni di Dio. Entrò e un angelo accoglieva i clienti. Leiskite jums papasakoti vieną istoriją. Vieną dieną žmogus atkeliavo į nežinomą miestą. Pagrindinėje miesto aikštėje pamatė Naujutėlaičių parduotuvę. Parduotuvės iškaboje buvo parašyta Dievo dovanos. Užėjęs į parduotuvę, išvydo angelą, kuris priiminėjo pirkėjus. Cosa vendete? Chiese l'uomo. Ką norite, klausė šis žmogus? Vendo qualunque dono di Dio. Parduodu kai kurias Dievo dovanas. Ma sono costosi? Ar jūs yra labai brangius? No. I doni di Dio sono sempre gratuiti. Ne, Dievo dovanos visada yra dykai. Vedi, scaffali erano pieni di vasi di amore, bottiglie di fede, zaini pieni di speranza. L'uomo pensò che aveva bisogno di un po' di tutto. Žmogus pažvelgęs į lentynas pamatė, kad jos buvo pilnos įvairiausių prekių. Dievo meilė pilnų vazų, sklidinų tikėjimų butelių, kuprinių iš patirties ir pagalvojo savo žmogus, kad jam reikėtų visų būti. L'uomo chiese all'angelo di dargli una razione d'amore, 2 di perdono, 3 di speranza, alcuni grammi di fede e un grande pacchetto di salvezza. Paprašė angelo duoti jam meilės porciją, 2 porcijas atleidimų, 3 vilties, keletą tikėjimo gramų ir didelį paką išganymo. Quando l'angelo gli consegnò la sua ordinazione, rimase totalmente sorpreso. Come può essere tutto ciò che ho chiesto in un pacchetto così piccolo? Chiese all'angelo. Kai angelas jam įteikė visą tai, ko buvo prašęs, žmogus pažvelgęs nustebo, kaip viskas, ko prašiau, gali tekti į tokį mažą paketą. Klausė angelo. Senti, amico, disse l'angelo, Dio non dà mai frutti maturi. Dio dà solo piccoli semi che ognuno ha di coltivare e di far crescere. Klausyk, mano mielas draugė, sako angelas. Dievas niekuomet neduoda subrendusių vaisių. Dievas duoda tik mažas sėklytes, kurias kiekvienas turi puoselėti ir auginti. La smania per le cose grandi trova il conduttore e la nostra società. Abbiamo più grandi grattacieli, l'auto più potente, l'uomo più veloce, più predicatori più eloquenti, soltanto premiamo al numero 1. Vogliamo tutto subito, qui e ora. Noi
disprezziamo quello piccolo e quello invisibile. Taip ir mūsų visuomenėje didelių dalykų troškimas bręsta kiekvienoje širdyje. Kuo aukštesni darbovaizdžiai, kuo galingesni automobiliai, būti greičiausiu žmogumi, gražiau pamokslauti su geresnė iškalba, vertiname tik pirmuosius. Visko norime greitai, čia ir dabar. Nuvertiname mažuosius ir nepastebimuosius. Scrittore francese Saint-Exupéry, nel suo libro Piccolo Principe, diceva che le cose essenziali soltanto si guardano con il cuore. Prancūzų rašytojas Saint-Exupéry sakė, kad svarbiausi dalykai matomi tik širdimi savo kūriniuose. Dio, secondo la parola che abbiamo ascoltato del Vangelo, del Vangelo di Serate, ci offre un insegnamento sorprendente. Dievas šios dienos Evangelijos palyginime apie bažnyčios grūdą mums duoda labai pribloškiantį pamokymą. Dio non ha bisogno di noi, ma vuole darci di noi. Il Vangelo insegna di Serate piantato nel campo del mondo è il potere di salvezza per tutti coloro che credono in Lui, in Dio. Dievui nereikia mūsų, bet Jis trokšta pasitikėti mumis. Evangelijos garstyčios grūdas pasėtas pasaulyje, tai yra išganymo jėga visiems, kurie jo tiki Dievu. La vita di Gesù, se impiantato e sepolto, ha dato ottimi frutti ed è diventato l'unico albero su cui tutti noi possiamo fare il nostro nido. Jėzaus gyvenimas yra turi pasėta ir palaidota sėkla, davusi tobulus vaisius ir davusi vieninteliu medžiu, kuriame mes visi galime susisukti savo lizdus. C'è solo salvezza in Gesù Cristo e Lui dobbiamo fissare i nostri occhi. In Lui dobbiamo mettere la nostra fede e la nostra speranza. Vien tik Jėzuje yra išganymas. Į jį privalome nukreipti savo žvilgsnius. Į jį turime sudėti visą mūsų tikėjimą ir visą viltį. Come il seme cresce e porta frutto, nonostante noi lasciamo lì la potenza di Dio. Kaip sėkla auga ir duoda vaisių, nepriklausomai nuo mūsų rūpesčių, taip ir mes leiskime veikti Dievo galybei mumyse. E spesso viviamo stesonati con i grandi problemi del nostro mondo, l'inquinamento, la droga, la violenza, i fallimenti e peccati della mente. La nostra meditazione degli essi spesso sottolinea il negativo, come se Dio non esistesse e non si preoccupasse del nostro mondo. Dažnai gyvename tarsi apsėsti didelių mūsų pasaulio problemų. Užterštumas, narkotikai, prievarta, nesėkmės ir žmonių nuodėmės. Mūsų pamokslavimai bažnyčiose dažnai pabrėžia negatyvumą, lyg Dievas neegzistuoja ir visai nesirūpina mūsų pasaulio. Ma ci sono molte cose buone, molte brave persone, azioni di solidarietà intorno a noi, segni del regno, che lo fanno crescere senza che ce ne accorgiamo. Il compito del cristiano deve essere il celebrare la volontà di Dio e cantare il suo potere perché tutto dia i suoi frutti. Yra daugybė gerų dalykų, šaunūs žmonės, solidarumo akcijos vykstančius aplink mus, tai yra karalystės sėklos, kurios auga ir to mes visai nepastebime. Krikščionių uždavinys turi būti Dievo gerumo šventimas ir jo galybės šlovinimas, kad visa duotų savo vaisių. Il nostro compito è crescere, di aiutare i fratelli a crescere in Cristo. Mūsų užduotis yra augti patiems ir padėti
Mūsų uždavinys yra tikėti, kad visa priklauso nuo Dievo ir taip dirbti dėl Dievo karalystės, lyg visa priklausytų nuo mūsų. In tutto ciò abbiamo un esempio splendente in Sant'Antonio a Padova. Visame šitame turime nuostabų Šventojo Antano pavyzdį. Veramente lo Spirito del Signore era su Antonio di Padova e lo ha portato ad annunciare il lieto annunzio, il Vangelo, annunziando l'annunzio ai poveri con un successo straordinario. Egli ha saputo lasciare gli atti di cuore spezzati, ha annunciato la liberazione dei prigionieri in un modo così luminoso, così straordinario, che è stato canonizzato dopo un solo anno dopo la sua morte. È una cosa che oggi sarebbe impossibile, ma che dice bene quanto profonda fosse la relazione del popolo cristiano verso Dio. Iš tiesų, viešpaties dvasia buvo su Šventuoju Antanu Paduviečiu ir jį nusiuntė nešti ir vaisingai skelbti gerąją naujieną, Evangeliją vargšams. Jis paprašė sudužusių širdžių žaizdas, skelbė išlaisvinimą kaliniams. Tokiu šviesą teikiančiu būdu, taip ypatingai, kad buvo kanonizuotas praėjus vos 9 metams po jo mirties. Tai buvo toks įvykis, ką šiandien laikytume neįmanomų dalykų. Ir buvo pasakoma, kaip gyvai krikščionių tauta jį garbino. Nella vita di Sant'Antonio possiamo constatare come si è lasciato trasformare dallo Spirito di Gesù e ha fatto fruttificare in lui il seme del Signore per diventare un testimone fedele della sua buona volere. Sant'Antonio aveva potuto essere grandemente deluso, depresso, perché tutti i suoi progetti sono stati scombussolati. Voleva essere missionario, voleva perfino morire martire e proprio questo si è imbarcato per andare tra i musulmani. Ma il suo viaggio non raggiunse mai la meta che lui desiderava. Invece di sbarcare nei paesi arabi, fu sbarcato tra i cristiani, in Sicilia e poi rimasto in Italia. Žvelgdami Šventojo Antano gyvenimo matome, kaip jis leidosi perkeičiamas Jėzaus dvasios, kuri padarė vaisingą jame viešpaties sėklą, kad jis taptų ištikimas gerosios naujienos liudytojas. Šventasis Antanas turėjo daugybę progų pulti į didžią neviltį, depresiją, nes žlugo visi jo planai. Norėjo tapti misionieriumi, netgi norėjo mirti kankinio mirtimi. Būtent dėl to jis plaukė į musulmonišką kraštą, bet jo kelionė taip niekada ir nepasiekė tikslo, kurio jis troško. Vietoj to, kad nuplauktų į arabų šalį, buvo išlaipintas pas krikščionis Sicilijoje, paskui ir pasiliko Italijoje. Avrebbe potuto passare il resto della sua vita a compiangere se stesso. Non posso realizzare la mia vocazione. E invece fiorì dove il Signore lo aveva inaspettatamente piantato. Cominciò subito a predicare, a fare il bene che poteva e acquistò una fama straordinaria. Galėjo praleisti visą savo likusį gyvenimą, grauždamasis ir gailėdamasis savęs. Negalėjo įvykdyti savo pašaukimų. Bet kaip tik atvirkščiai jis pražydo ten, kur viešpats jį visai nelauktai pasodino. Iškart pradėjo sakyti pamokslus, daryti gerą, kaip tik galėjo ir taip įgijo didžiulį. Sant'Antonio divenne dolce la nozione dello Spirito e lui si lasciò dare al Signore. Lo Spirito lo liberò da qualche ostacolo che avrebbe potuto sorgere da lui stesso ed egli trovò il suo dono, il suo carisma, adattandosi alle circostanze impreviste della sua vita. Šventasis Antanas tapo klusnus dvasios veikimui Dieve ir leidosi viešpaties tarnas. Dvasia jį išlaisvino nuo daugybės kliūčių, kurios galėjusios skirti iš jo paties, ir jis atrado savo dovaną, savo charizmą, prisitaikydamas prie visai nepramatytų jo gyvenimo
Fin da piccoli il professore speciale di nozioni a Beata Vergine Maria, alla quale si consacrò e scelse come maestra, guida e sostegno della sua vita e della sua morte. Nuo mažens jis praktikavo ypatingą pamaldumą mergelei Marijai, kurią jis pašventė ir pasirinko savo mokytoją, palydėtoją ir palaikytoją per visą savo gyvenimą iki mirties. Il suo intenso lavoro spirituale era accompagnato sempre dallo studio che considerava come un complemento e perfezione della sua vita di pietà. I suoi studi tendevano esclusivamente alla conoscenza più perfetta della Scrittura. Jo intensyvus dvasinis darbas visuomet buvo lydimas nuolatinių studijų, kurios jam buvo kaip papildymas ir jo gyvenimo atgaiva. Šios studijos išskirtinai buvo ieškojimas tobuliau pažinti šventąjį raštą. Un amore per la verità che è Dio stesso. Ed è questo amore per la parola di Dio posseduta e da cui era posseduto il motivo per cui il nostro santo è diventato il patrono dei poveri e sofferenti. Perché un cristiano così, un discepolo del Signore che vive in questa comunione con Dio è uno che diventa capace di spendere la vita per coloro che Dio ama. È uno così che diventa patrono dei poveri e dei sofferenti. Mylėjo tiesą, kuri yra pats Dievas. Jis mylėjo Dievo žodį, jo gyveno, tai yra priežastis, dėl kurios mūsų šventasis tapo visų vargšų ir kenčiančių globėjų. Nes toks krikščionis, viešpaties mokinys, kuris gyvena vienybėje su Dievu, tampa tokiu, kuris yra pajėgus išeikvoti savo gyvenimą dėl Dievo mylimų žmonių ir tampa visų vargšų ir kenčiančių globėjų. Allora noi comprendiamo, fratelli e sorelle, come deve essere il nostro amore per Sant'Antonio, se vuole essere amore vero. Sì, egli ci regala il suo sorriso ottenendo dal Signore tante delle grazie che gli chiediamo, ma il suo sorriso ci dice, fratello, sorella, non dimenticare l'essenziale, ama Dio. Lasciati trasformare la vita della sua parola, poiché la prima cosa di cui ha bisogno, Gesù direbbe l'unico necessario, l'unica cosa indispensabile, è la comunione con Dio, il vivere in stato di grazia, confessarsi per chiedere umilmente e ottenere da Dio il perdono dei tuoi peccati, partecipare con fedeltà alla Santa Messa la domenica, ascoltare la parola del Signore nella catechesi della Chiesa, pregare, amare il prossimo tuo come te stesso, amarlo come Lui lo ama. Taigi mes suprantame, broliai seserys, kokia turėtų būti mūsų meilė šventajam Antanui, jeigu norime, kad tai būtų tikra meilė. Taip, jis mums dovanoja savo šypseną, išprašydamas iš viešpaties malonių, kurių melsdami kreipiamės į jį. Bet jo šypsena mums sako, broli sesė, nepamiršk esmės. Mylėk Dievą, leisk, kad jo žodis keistų tavo gyvenimą, nes pirmas dalykas, ko iš tiesų tau reikia, pasakytų Jėzus. Vienintelis nepakeičiamas dalykas yra vienybė su Dievu, būti maloniai stovi, atlikti išpažinti, kad su nuolankumu prašytum ir gautum iš Dievo tavo nuodėmių atleidimą, ištikimai dalyvauti sekmadieniais šventose mišiose, klausyti viešpaties žodžio bažnyčios skelbiamoje katechezėje, melstis, mylėti savo artimą kaip save patį, mylėti taip, kaip Dievas myli. E questo, fratelli e sorelle, ciò che Sant'Antonio ci dice mentre noi siamo qui a far festa intorno a Lui. Ed è questo che ci dice ogni giorno, ogni volta che noi ci rivolgiamo con fiducia, i suoi doni, le sue carenze, le grazie che ci ottiene da Dio sono tutti pronti a ricordarci l'essenziale. Cristiano, sì cristiano, cristiano davvero. Vis dėlto, broliai seserys, kad šventasis
Antanas mums sako, kai mes čia visi susirinkę švenčiame, yra tai, ką jis mums sako kiekvieną dieną, kaskart, kai tik į jį kreipiamės su tikėjimu. Jo dovanos, jo švelnumas, malonės, kurias išprašo iš Dievo yra tam, kad primintų tai, kas svarbiausia. Krikščionių. Būk krikščionių. Tikru krikščionių. Fratelli e sorelle, avevo chiesto al Signore, fate per l'intercessione di Sant'Antonio, seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo allora il soccorso della tua misericordia. Sì, chiediamo questo con tutto il cuore, seguire gli insegnamenti del Vangelo. Ogni altra grazia che chiediamo all'intercessione di Sant'Antonio sia orientata a questa grazia fondamentale. Il Signore ci sostenga nel nostro impegno a seguire gli insegnamenti del Vangelo. Broliai seserys, viešpaties prašymai per šventojo Antano užtarimą padaryk, kad gyventume pagal Evangelijos mokymą ir išbandymuose patirtume tavo gailestingą pagalbą. Taip, prašykime iš visų širdies, kad gyventume pagal Evangelijos mokymą. Bet kuri kita malonė, kurios prašysime užtariant šventajam Antanui, tebūna nukreipta į šią visų malonių pradžią. Viešpats mus tesustiprina, mus gyventi pagal Evangelijos mokymą. Lo chiediamo per l'intercessione di Santa Maria, nostra Madre, il suo cuore immacolato, per benedicere. To prašykime švenčiausios Mergelės Marijos, jos širdis.